Sveiki atvykę į antrąją dalį 2018 metų pupo. Ir šitoj daly pabaigsime užduotis, tai liko nuo 9 iki 14 užduoties. Tai čia jau bus sunkiausios užduotis viso egzamino, galima sakyti. Lygiagretinio ABCD kraštinėje BC padėtas taškas E taip, kad DE būtų kampo CDE pusiau kampinė. Tai galima iškart pasižymėti, kad šitas kampas ir šitas kampas bus vienodi. Kampo BCD didumas yra 36 laipsniai ir dabar mums reikia skaičiuoti kampą CDA. Kadangi tai yra lygiagretainis, tai kampas ABC bus lygus kampui, šito nebūtina rašyti, bet galima, lygus kampui ADC ir lygiagretainio dviejų gretimų, nežinau kaip pavadinti, bet šitų abiejų ir šitų abiejų suma bus lygiai 180 laipsnių. Tai tą panaudojame ir galim sakyti, kad kampas ABC yra lygus kampui ADC bus 180 laipsnių minus 36 laipsniai. Kad gauti šitą kampą arba šitą kampą, iš 180 galima atimti kampą C. Ir gausime 144 laipsnius. Čia ir būtų atsakymas. 140 laipsnių. Dabar mums reikia parodyti, kad trikampis ECD yra lygiašonis. Tai šiek tiek dabar nusitrinsiu, kad čia. Reikia įrodyti, kad šitas trikampis yra lygiašonis. Kaip mums tai padaryti? Kadangi čia yra pusiau kampinė, tai vadinkim šitą kampą alfa, nes šitas kampas taip pat bus alfa. Dabar, kadangi AD ir BC yra lygiagretūs, tai galime panaudoti tą faktą, kad jeigu yra dvi lygiagrečios tiesės ir mes, sakykime, nubrėžim kažkokią liniją pro jas, tai šitas kampas bus lygus šitam kampui. O šitas kampas yra alfa, tai vadinasi šitas DEC irgi bus alfa, bet EDC taip pat yra alfa. Todėl galima sakyti, kad kampas DEC yra lygus kampui EDC lygu alfa, todėl trikampis EDC yra lygiašonis. Ir viskas įrodyta. 10. Dėžė be dangčio yra stačiakampio gretasienio formos. Dėžės aukštis plotis yra lygus atitinkamai ir lygus 2, 8 ir 10 cm. Skaičiuodami į dėžės sienelių storį nekreipkite dėmesio. Okay. Tai pirmas mums reikia apskaičiuoti dėžės tūrį. Tūris yra žinoma ilgis kart plotis kart aukštis. Tai tūris V bus 2 kart 10 kart 8. Tai bus lygu 160 ir kadangi mums duoti vienetai, reikia rašyti vienetus, čia centimetrai kubų. Apskaičiuokite dėžės pagrindo ir šoninių sienų bendrą plotą. Pagrindo plotas bus tiesiog 8 kart 10, tai 80 kvadratinių centimetrų. O šonų plotas, tai matom, kad turim vieną sieną, dvi vienodas sienas čia ir dvi vienodas sienas čia. Vienos plotas S šon, ar šiaip. Tai vienos plotas bus 10 kart 2, bet mes jas turim 2, tai turim 2 kart 10 kart 2. Ir pridedam dar kitų šoninių, kurios bus 8 kart 2 ir dar kart 2, nes jos yra 2. 2 kart 8 kart 2 ir gaunam 72. Tai bendras plotas bus jų tiesiog suma. 80 plus 72. Gauname 152 kvadratinius centimetrus. Ir 10.3 jau yra toks gana įdomus. Į dėžę įdėtas rutulys, kuris dėžę liečia lygiai keturiuose taškuose. Reikia apskaičiuoti rutulio spindulio ilgį. Tai jeigu analizuosime, kaip rutulys čia įsidėstys, matom, kad šitą yra 10, šitą yra 8. Vadinasi, lies ten, kur bus mažesnis atstumas, nes jeigu lies per šičia, tai čia jau sulaužys dėžę. Taip galima matyti. Tai, sakykime, lies štai čia, štai čia, štai čia ir čia apačioj. Tai bus 4 taškai. Šitas atstumas yra 8. Dabar jeigu apskritimo, sakykime, centras yra kažkur čia vat,
rutulio tai yra. Tai brėždami čia vat gausime statmenį, sujungdami tą tašką, nes čia liečia ir eina iki viršaus, ten liečia. Ir įstrižainę iki to galim va tai pasižymėti. Štai įstrižainė bus nuo rutulio taško O iki jo šono, kitaip sakant, čia bus R. Šitas atstumas, štai čia vat, jeigu per visą yra 8, tai per pusę bus 4. Turim 4 R. Dabar kam yra lygu šitas atstumas nuo O iki štai čia? Tai šitas atstumas yra 2. Visas šitas atstumas yra nuo apskritimo centro iki jo šono R. Tai šitas atstumas mažesnis bus R minus 2. Ir tai pagal Pitagoro teoremą, kadangi čia yra status trikampis, mes galim parašyti, kad R kvadratu yra lygu R minus 2 kvadratu ir plus 4 kvadratas, tai plus 16. Gaunasi R kvadratu lygu R kvadratu minus 4R plus 4 plus 16, tai plus tiesiog 20. Iš čia turim, kad R kvadratu įsiprastina, 4R mesdami į kitą pusę gaunam 4R lygų 20 ir padalindami gaunam, kad R lygų 5 ir centimetrai. Tai 10 jau išspręsta. Dabar einam prie 11. 11 yra daug skaitimų. Darbūnų mokyklos mokinių grupė, kuris daro 28 mokiniai, ketina apsilankyti nacionalinio stadiono atidarymo šventėje. Bilietas į šventę vienam asmeniui kainuoja 30 eurų. Šiai grupiai pateikti 2 pasiūlymai. Pirmas pasiūlymas visus bilietus pirkti su 10% nuolaida. Antras pasiūlymas 15 bilietų pirkti be nuolaidos, o likusius pirkti su 23% nuolaida. Pirmas, kiek kainuotų bilietai visai grupiai, jį pasirinktų pirmą pasiūlymą. Tai jeigu bus 28 mokiniai, tai logiškai bus ir 28 bilietai. Pirmas pasiūlymas, kad nuo kiekvieno bilieto yra nuimta 10%. Tai kiek kainuotų bilietai, tai bus 28 mokiniai mokės po kiek? Po 30. Ir nuolaida yra 10%, tai čia bus 10 šimtųjų arba 1/10 arba 0,1 pagal tą procentų formulę. Ir iš šito mes gausime 27, tai turėsim tiesiog 28 kart 27 ir 28 kart 27 yra 756 eurai. Vadinasi, pirmoju atveju visi kartu sumokės 756 eurus. 11.2. Kaigo antras pasiūlymas. Antras pasiūlymas 15 bilietų be nuolaidos, o likusie su 23% nuolaida. Tai 15 bilietų be nuolaidos, tai po 30 eurų. Ir dabar kiek liko bilietų pirkti su nuolaida? Tai iš viso buvo 28 bilietai ir 15 bilietų be nuolaidos, vadinasi 13 bilietų bus su nuolaida. O nuolaida yra 23%. Tai pagal procentų formulę galim tiesiog taip pasirašyti. Ir čia gaunasi 750,3 euro skaičiavus. Ir 11.3. Kiek mažiausiai mokinių turi būti grupėje, kad jiems būtų naudingiau rinktis antrą, o ne pirmą pasiūlymą. Naudingiau rinktis, tai ką reiškia? Tai reiškia, kiek mažiausiai turi būti mokinių, kad antrų bilietų kaina, visas sumuota, būtų mažesnė negu pirmo varianto kaina. Tai dabar išsivedam šiokią tokią formulę. Pasižymim mokinių skaičių, kurį mums reikia rasti kaip x. Ir dabar pirmojų atveju visiems bilietam yra 10% nuolaida. Tai x reikia dauginti iš 30 ir čia gausis 0,9. Tai x kart 30 kart 0,9. Ir kad labiau apsimokėtų antruoju būdu, tai reikia, kad šitas būtų didesnis. Aš tik persirašysiu į čia, kad būtų daugiau vietos, būtų didesnis už antro. Antras, tai yra 15 bilietų be nuolaidos. Ir tada likusie bilietai su nuolaida. Tai jeigu iš viso buvo x žmonių, x bilietų, tai likusie būtų x minus 15. Turim x minus 15. O ta nuolaida yra 1 minus 23%. Tai turime po tokį lygtį ir dabar tiesiog iš eilės galime ją ir spręsti.
30 kartų 0,9 yra 27. Turim 27x yra daugiau negu 450 plus. Dabar iš eilės galime dauginti būtų x, tada minus 23x iš 100, minus 15 ir plus, parašysiu čia plus ir tada 15, minus 15, nes minus 15 kartų minus, tai bus, aišku, žinoma, plus 15 kartų 23 iš 100. Ir dabar, žinoma, reikia tvarkytis, tai x į vieną pusę, laisvus narius į kitą. Čia atimdami x gausim 26x ir dar pridedami 23x iš 100. Ir tai yra daugiau už 450. Minus 15 tai 435 ir plus dar 15 kartų 23 iš 100. Nu, dabar kaip galim daryti, tai čia kol kas palikti tą patį visą. O čia sudėti 15 kartų 23 padalinta iš 100 yra 3,45. Ir dėlė gausim 438,45. Viską daugindami iš 100. Gausim 2600x plus 23x yra daugiau už 43845. Čia sudėjus 2623x yra daugiau už 43845. Ir padalyje gausim, kad x yra daugiau už 26 sveikus iš 7/13. Mūsų prašo mažiausios x reikšmės. Mes gavom, kad va su šitom x reikšmėm labiau apsimoka imti antru atveju. Tai, o x yra natūralus skaičius, nes čia yra žmonių skaičius. Tai šitam intervale koks yra mažiausias x? Na žinoma, mažiausias x yra x lygų 27. Tai atsakymas, kad su mažiausiai 27 žmonėmis. 12 užduotis šiek tiek jau lengvesnė. Nacionalinėme stadione esančios stačiakampės futbolo aikštės ilgis yra 105, o plotas šiam 8. Skaičiuokite futbolo aikštės plotą ir atsakymą pateikite standartinę skaičiaus išraišką kvadratiniais metrais. Tai jau prašo, kad būtinai ir vienetus parašytumėm. Žinoma, plotas bus 105,68. 7140 kvadratinių metrų gaunasi. Ir standartinė išraiška, tai turi būti kablelis štai čia. Tai mes į kairę pusę 3 kartus metėme kablelį, tai turėsim 7,14 kart 10 trečiuoju, nes 3 kartus metėme į kairę kvadratinių metrų. Čia būtų atsakymas. 12.2. Futbolo aikštės galuose planuojama įrengti 2 puskritulio formos aikšteles. Kitoms sporto šakoms apskaičiuokite šių 2 aikštelių bendrą plotą. Mes turim vieną pusapskritimį ir mes turim dar vieną pusapskritimį. Tai iš viso jo sudėjus mes gausim tiesiog vieną apskritimą. Ir jo skersmuo yra 68 metrai. Tai spindulys bus r lygu 68 iš 2. Mes gausim 34. Dabar mums reikia ploto. Tai apskritimo plotas yra pi r kvadratu. 34 kvadratu kart pi. Ir čia gausim 1156 pi kvadratinių metrų. 13 užduotis. Laikrodis rodo 3 valandas 45 minutės. Apskaičiuokite, po kiek laiko minutinė rodyklė pirmą kartą pavys valandinę rodyklę. Tai matom, kad valandinė rodyklė dabar rodo kažkur į ten. Tai geriau mums būtų, jeigu rodytų konkrečiai į tam tikrą skaičių, nes tada galim skaičiuoti laipsniais. Tai po 15 minučių, jeigu praeis 15 minučių, mes turėsim 4 valandą. Tai minutinė rodys štai čia, o valandinė rodys į 4. Ir dabar mums reiktų paskaičiuoti tarp jų esantį kampą. Tai jeigu susiprojektuosime štai taip, tai koks čia yra kampas? Tai kad apskaičiuoti šitą kampą, mums reikia pradžiai žinoti, koks yra kampas jeigu eitumėm per 1 valandą ir tada tiesiog padauginti iš 4 ir gausim per 4. Tai visas apskritimas yra 360
yra 360 laipsnių ir padalintas po 12 valandų, tai taip atgausim, kiek laipsnių yra 1 valanda ir padaugindami iš 4 gausim, kiek bus tarp šitų vat. 300 šiam iš 12 yra 30, padauginta iš 4 yra 120 laipsnių. Ir kuo tai yra mums labai naudinga, tai tuo, kad dabar mes žinom, kiek laipsnių vysis, tai mums reiktų paskaičiuoti, kaip greit minutinė rodiklė juda ir kaip greit juda valandinė rodiklė. Tai minutinė rodiklė per 1 minutę, minutinė rodiklė įvykia 300 šiam, dalinta iš 60, nes yra šiam minučių, tai 6 laipsnius. O valandinė rodiklė įvykia 1/12 to. Tai valandinė rodiklė 1/12 nuo 6 laipsnių 1/2 laipsnio įveiks. Tai kaip greit minutinė rodiklė vejasi valandinę rodiklę, mes galim rasti, jog iš 6 atėmė 1/2 ir gausim 11/2. Vadinasi, per 1 minutę pasivyja 11/2 laipsnių. Tai 120 laipsnių. Per kiek laiko 120 laipsnių pasivis. Čia yra labai panašiai kaip T lygu S padalinta iš V. Tai V greitis šiuo atveju bus 11/2 laipsnio per minutę. Kelias yra 120 laipsnių. Tai laiką T mes galim rasti 120 laipsnių iš kelio, kiek reikia nukeliauti, ir padalinę iš greičio, kas yra 11 iš 2. Ir čia gausime, kad tai lygu 21,9 minutės. Bet tai nėra galutinis atsakymas, nes visą šitą mes skaičiavom nuo 4 valandos. Mes skaičiavom, kad nuo 4 valandos užtruks patiek pat minučių, kad pasivys. Bet pradėjo nuo 3 valandų kem 5. Tai kad gaut galutinį laiką, mums reikia prie 21,9 tiesiog pridėti 15. Ir gausime 36 laikus iš 9/11 minutės. Tiek laiką nuo 3 valandų kem 45 minučių pasivis minutinė rodiklė valandinė. Na ir ką, pagaliau priėjome prie paskutinio uždavinio. Kamilė ant lentos užrašė 6-ženklį skaičių, Armandas nutrynė 3 to skaičiaus skaitmenis. Ant lentos liko skaitmenys 8, 3 ir 9. Apskaičiuokite, kam gali būti lygi nutrintų skaitmenų suma, jei Kamilės užrašytas skaičius buvo dalus iš 2, iš 5 ir iš 9. Čia reikia pagal dalumo požymių žiūrėti. Kadangi, kada dalus iš 5? Iš 5 dalus tada, kai baigėsi 0 arba 5. Bet dar dalus iš 2. O iš 2 dalus tada, kai lyginis skaičius arba 0. Tai iš šitų variantų mes turime tik 0. Visi mes žinom, kad tas skaičius baigėsi 0. Ir dabar dalumo požymis iš 9. Koks yra dalumo požymis iš 9? Tai skaičiaus, skaitmenų suma, jeigu turim x, y, z skaičių, tai jeigu x plus y plus z dalinasi iš 9, tai ir visas skaičius dalinasi iš 9. Ką mes žinom dabar apie tuos skaitmenis skaičiaus? Mes žinom, kad yra 8 plus 3 plus 9 ir baigėsi 0. Ir kitų dviejų mes neturim. Y plus x. Jeigu čia viską sudėsim, mes gausim, kad 20 plus y plus x turi dalintis iš 9. Kaip dabar mums įsiaiškint, kokie yra tie skaičiai? Nu, jeigu pasižiūrėsim, tai y ir x gali būti bet kokie skaičiai nuo 0 iki 9. Tai galim padaryti tokią nelygybę, kad y plus x bus mažiau lygu 18, daugiau lygu 0. Nes maksimali y ir x reikšmė gali būti 9, o minimali 0. Ir lygiai pagal tokią pačią logiką, jeigu čia pridėsim 20, bus 20, 20 plus y plus x ir 38, bet šitas skaičius turi
turi dalintis iš 9. Dabar reikia tiesiog rasti šitam vat intervale, kokie skaičiai dalinasi iš 9. Tai yra 2 skaičiai 27 ir 36. Tai pirmuoju atveju bus 20 plus y plus x yra lygu 27, tai y plus x lygus 7, o kitu atveju čia bus y plus x lygu 16. Ir mes dabar gavom y plus x lygu 16 ir y plus x lygu 7. Mūsų klausė, kam gali būti lygi nutrintų skaitmenų suma. Tai vienas iš nutrintų skaičių yra 0, nes baigėsi skaičius 0, o kiti 2 yra y plus x. Tai turim 2 variantus. Kad nutrintas skaičius bus 0 plus y plus x, tai vienu variantu y plus x yra 7, tai suma bus 7. Kitu atveju 0 plus y plus x yra lygu 16. Tai atsakymas būtų, gali būti lygu 7 ir 16. Ir mes pabaigiam visą pupą. Pastebėjau, kad pupose labai daug yra aritmetikos, įrodymai gana nesunkus, bet labai daug loginio mąstymo, net galvos skauda. Ypač su šito užduotimi, kur yra su minutėm, galima daryti ir, galima iškart skaičiuotis nuo 3 valandų kem 5, bet daug paprasčiau išeina nuo 4. Nes nuo 3 kem 5, tai tada reikia skaičiuoti, kokiu ten kampu pasisukus valandinė rodiklė. Jo, tokių niuansų tikrai yra. Overall, nepasakyčiau, kad yra kažkas žiauriai sunkaus, tiesiog daug loginio mąstymo. Ačiū už žiūrėjimą.